Nu, biškutį bardakėlis čia pas manęs visapusiškai bardakėlis. Šiandien kažkaip neplanavau lyg filmuoti. Taip, pagaliau yra gegužės pirmoji, bent viena normalesnė šilta diena, bet ir tai abejoju. Gali būti vėjelis kažkiek pučia, galbūt garsą kažkiek ir suknis. Žodžiu, kas čia šiuo metu darau? Ogi darau taigi, apžiūriu lizdus, jau kai kur plėčiu faktiškai. Nu, aplamai aš čia pasiskaičiau, pasiklausiau ir net likau ir baisiausiai nustebęs. Čia pas manęs kaip čia pasakyti, išvis nemoku betininkauti. Kiti jau klevų medų net įsisukę, kiti žibučių, kiti ožkabarzdžių. O aš nieko, tiesiog dabar peržiūrėjau, tai net du aviliukai ant ribos net medaus atsargų turi. Nu, kiti biškutį daugėliau, bet tai dabar atėjau čia. Per daug kažkai neplečiu, tai yra valiai šeimelė, jeigu stipresnė šeimelė, tai daugiau įdedu koriukų. Bardakėlis čia dabar visur apsivertęs. Tai nes ką tu čia plėsi, kai vėjas, o čia tai jau gal net ir galėčiau ir parodyti iš arčiau, čia tai galėjau jau. Čia su tom tai jau pavėlavau, galiu pasakyti. Tikrai pavėlavau, nes lauk šito nereikia. Taip. Ai ne, nu dar tuščias. Tikiuosi. Blemba sunku pasakyti. Kiek aš čia matau. Noris visą... Ai, gerai šiaip. Noris vienu dubliu faktiškai viską padaryti. Bet aš matau, kad čia tai prisivariusios medaus, kaip ir perų turi. Taip, tai labai... Taigi, nu šitos tai jau čia viskas. Nėra ką šnekėti, perų ir medaus atsargas siaubingos. Tai faktiškai šitą reikia būtinai išplėsti lygiai. Ai, pamatai, čia mačiau, tas buvo tuščias. Tai dabar jau, kadangi oras atšyla ir su kiekviena diena atšils, tai čia netruks faktiškai galima dėti tokį rėmelį. Ir dar aš paieškuosiu, nes šiemet net plokštelių nereikia. Iš tiesų, kai tiek aviliukų man neišgyvojo. Tai gali, kad čia riebai. Nu, pasirinktinai, tai kai tokia stipri šeima, net kaip eksperimentą įdėsiu. Tokį net kuolį įdėsiu. Nes čia kas buvo, taigi kai bitelės žuvo, teko čia beveik man visą dieną knistis, kol aš visus korius išrankiau. Man ir įdomu, ką jos darys. Taip, čia šitokį, nes dar rėmelis geras. Čia šitas. Lamba čia kažkaip. Gerai, viskas liuks. Nu, čia galima irgi kažkaip. Lamba, šitom nereiks važiuoti dar ir meduvinį korpusą greičiausiai uždėti, bet reikia kažką dar, kad jos daugiau darbo turėtų. Tokia stipri šeima. Dar vienas toksai koriukas. Dar vienas toksai. Nu, sakykim, pamėtau. Taip. Kai tokias, ir kas svarbiausia, nepabaigiau sakyti, bitelės silpnesnė šeima nesugeba tiesiog šitų bitučių ištraukti iš šakelių, tiesiog reikia man padėti. Tai dar čia turiu
rimtų reikalų, norint čia sudėti 10 man rėmelių, tai čia dar teks pasistengti. Ai, net gal kažkaip. O čia toks rimtas, nu sakykime, toks visas pilnas, aišku. Blemba, perai iš abiejų pusių. Nu, bet avilys bet tai bet tokiem reikia, kad turėtų kur sėti. Tai geriau tegul būna tuščias. Taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čortų nėra kaip įdėti. Kaip čia ir kažką. Reikia kažkutį skaitus padaryti. Vietos, aišku, atsargiai. Tai va, su tais toksai jausmas, kad tie bitininkai kaip ir žvejai mėgėjai pasigirti. Tai jie medaus prisuko, tai darko. Čia tuos nuimsiu, nes faktiškai šitai šeimeliai tai viskas. Galbūt dar net ir šiandien atvešiu meduvinį korpusą ir uždėsiu. Dabar laikinai skaitos. Ką šiaip belę ką čia pridėjau. Nu, bet šitos medaus turi, šiaip kapitaliai. Net ir nustebino. Ką? Eisime dabar prie kitų dar. Faktiškai dabar vat, jau apėjau šitas teko. Ką dariau su šita? Iš šitos net išėmiau 2 perų kuorius su perais ir įdėjau tenai. Pasirodo, šitas vėl kažkur motinėlę pateriuoja. O šitos viskas kaip ir toliau būtų gerai, bet palyginti vat ir šitam, nu tas čia jau žuvusios, ir šitos, ir anos, faktiškai tokios, nu tai tikiuosi atsigaus gal čia per tas šiltas dienas, bet atsargos ant ribos, bet va dabar atšils, tai jos tikrai prisineš. Čia buvo motinėlė, bet dar perai paskutiniai mačiau buvo, bet naujų nėra, ar tiesiog žuvo, kas nutiko, nežinau. Šitą neįkėliau bičių, nieko nedariau, tiesiog vėl kažkoks netikėtumas. Ir dabar faktiškai, ai va, šitą. Stipri šeimelė, čia tikra karnika, labai geros. Man asmeniškai labai patinka šitos bitės. Tipa varo pro lenam tenai kažkas tai yra, bet tai jau yra ne grynos, jau čia mano vesta. Tai pat ir dabar pažiūrim, kas čia pas jų situacija. Tai va tas lizdų plėtimas irgi, kaip atsakykim, gal kai kas ir stipresniom šeimelėm, tai tikrai gal ir reikia anksčiau. Mano atžvilgiu, tikrai aš čia pačiu laiku viską darau. Nėra dar baisios tragedijos. Gal kažkur. Mes, vat, matot patys. Vat, įprastai tai yra išimtis, o šiaip įprastai va šeimelės tokios šiaip savo vidutinė. O čia biškutį turi, sargų yra, pasižiūrėsime. Kaip čia dar su tais perais vadinamais. Ai, su perais gerai, motinėlė yra, tai čia
faktiškai. Nu irgi reikia plėsti, nėra kada, nes, ir kaip sakoma, serbentai kitur gal žydi, bet jau mačiau pas mus, manau, rytoj turbūt irgi. Rytoj porytoj pražys, faktiškai kas čia yra. Va, tuščias. Nu, bet nėra ko dabar jau reikia. Joj, koks sunkus. Visko turi. Man atrodo, mes irgi jas. Man reikia biškut ir patekau. Taip. Kad būtų šalta, aš taip nedaryčiau, bet dabar jau kaip atšilo ir faktiškai nereiks tiek bitutėm energijos eikvoti, kad sušildyti lizdą. Tai dabar jau galima, kaip jūs sakoma, drąsiai. Galbūt irgi. O šitai perkelsiu. Po kol kas ir 1, 2, 4. Faktiškai dar reiktų 2. Gal įdėsiu dėl kito sumetimo. Tai yra atkreipiau tokį paradoksalų dalyką. Nenaudojami kvoriai šiaip iš tiesų, kad vat ir nu kiti vat iš kitų bičių avilių išimti. Tokie kaip ir turi tokią savybę gesti. O, tiesiog juodoja. Tai kaip ir su tuo viskas, šitam tikrai nereiks dar meduvinio kokias 3-4 tikrai dienas. Bet šiaip matot, bitukės tikrai šiandien skraida ir ne žiedadulkės, nešasi kažkur, jau randa nektaro, tai visą laimę, kad nešasi, aišku, nešasi į žiedadulkės, bet kažkur jau tikrai randa nektaro, tai visą laimę kažkur atsigaus, nes vis tik ta ekstremalus, sakykim, žiemos pabaiga, pavasaris, nieko gero nežadėjo. Tai ką čia gali plėsti? Biškutį, vat, pažiūrėsime sąlyginai. Nu, peručių turi bleką dar kažkokias vėlnes sąmonės, nesuprantu, be reikalo rodžiau visiems. Dar ir su ta bus čia klaustukas. Čia tranų jos. Čort. Nežinau, šiaip vat nepažiūrėk. Jis supras, kas čia jom negerai, bet jau matau, kad negerai viskas. Panašu, kad dar su jom dar ir šitą reiks šeimelę, man atrodo. Nei čia jo motinėlę įdėsi, nei čia biškutį kažko pasinešė, bet ot silpna faktiškai. Faktiškai nėra irgi motinėlės. Jokio kiaušinėlio, jokio. Buvo, faktas, kad dar pavasarį buvo, bet kažkur dingo. Nesuprantu biškutį. O mane kelia įtarimo, kas čia vyksta. O nėra, faktiškai nematau jokio kiaušinėlio, viskas su šita vat irgi yra. Faktiškai ką dabar su jie man čia daryti? Dabar tik tai tokią mintį turiu, pabandysiu po kol kas įdėti kokį, gal rasiu katroj stiprioj šeimelėje vieną korį su daug perų ir pažiūrėsiu, kad kiaušinėlių būtų tiesiog. O ką aš čia daugiau? Daugiau aš jom nieko. Galbūt paskiau turėsiu motinėlių kažkur nupirkti, tai dabar tegul paskraido, eisime ieškoti
iš kur išimti. Nelabai kažką ir turiu. Čia biškutį šitą stipresnį, tai tikėkimės. Pavyks nušvilpti ką nors. Gali, ne. Dar, kad atrodo stipresnė, tai dar nereiškia, kad... O jo, čia tai stipri. Na jo, nes čia va ta pati situacija. Tas be motinėlės buvo faktiškai visos bitelės čia sulėkė. Ką? Padūminau. Reikia gelbėti dabar. Lemba čia šiaip pat jau irgi, galima sakyti, klaida. Čia vat irgi, ai va, šitą gal net aš tą korį ir nufyrysiu, arba gal net riebesnį. O čia iš to tikrai daug, bet reikia pažiūrėti, kad būtų su ką tik padėtais kiaušinėliais. Ai. O čia vat su šitą. Va. Ne, velnia, čia labai... Čia nėra kiaušinėlių. Bet čia šiaip labai galima sustiprinti šeimelę faktiškai. Nu. Šiup matau, bet lemba motinėlės nebus iš kur išsiperėti. Tik tai pastiprinti. Ak, tu velnia. Žinot, yra ką veikti su viena ranka dirbti. Šiaip tai čia situacija labai gera. O šitą tai tikrai dėsiu, nes čia yra šitame radau skaitos tai turiu vieną. Tai būtų pradžiai laikinai tai pridedu. Dabar biškutį reikia atsargiai. Lemba. Pamiršt, kur aš švebetuko aišku neatsinešiu. Pasižiūrėti ar netyčia. Jeigu kad nebūtų motinėlės, kad skaitos čia vaikščiosiu su koriu, tai kad labai paskiau lengva skaitos pamesti. Nu va, kaip tik tokios jom dar aš galbūt čia toksai, kaip pasakyti, gal padės. Nes, nu vat ir iš karto va šitą korį, iš šitą skaitos įdėsiu, vat. Galbūt jos turės dabar iš ko ant motinėlę įsiauginti pačios. Aplamai, kaip reikia plėsti ir kada reikia plėsti. Iš tiesų, tai taip aš pasakysiu. Kiekvienam palei situaciją dar labai priklauso ir kur gyvenama, kad ir toj pačioj Lietuvoj,
Vienoje yra vietoj šilčiau, kitoje šalčiau. Tiesiog tas lizdų plėtimas nebūtinai reikia taip, kaip kažkas pasakė ir eiti plėsti. Nė velnio, reikia pirmoje eilėje pasižiūrėti savo avilius, įvertinti situaciją ir tik tada kažką daryti. Gal plėsti, gal neplėsti, nes galima ir su tuo plėtimu prisižaisti. Vat, kaip dabar buvo vėl atšalę, vėjas, vėl galėjo būti didžiulios problemos. Aš tiesiog nieko turėjau progą, bet tiesiog neatvažiavau, nieko nepadariau, palikau bitelėm ramybę, o dabar jau vis tiek šiandien šilta diena, tai smagu. Kaip įprastas mano pabaigos filmuko kažkoks apibendrinimas, tai faktas tas, kad viskas, gegužės 1, kaip jau dabar tikrai atšilo ir vis tiek jau kiekviena diena jau bus šiltesnė, naktis jau nebus tokios šaltos, jau bitelėm nereiks energijos eikvoti, kad sušildyti skaitos lizdą, tai faktiškai pats metas, jeigu kažkas dar ir nepraplėtėt, būtinai plėsti lizdus. Savo atžvilgiu net ir silpnesniom šeimelėm vis tiek įdėjau papildomai 2-3 rėmelius, kai kuriuom jau pasirodo net rimteks ir meduvinius, jau vienom uždėjau meduvinį, bet paskui važiuosiu atsivešiu ir dar 2 uždėsiu taip pat meduvinius korpusus, tai aišku ir nuliūdino vieną vietą, kad vėl eilinį kartą kažkur prapolė motinėlė, kaip matėte, su ta viltim įdėjau porį su perais ir su ką tik išsiritusiais kiaušinėliais iš kito avilio į šitą, tai bus matyti kokia tendencija. Beje, dar pamačiau, kad yra jau ir perų, panašu, kad tai bitelės nesnaudžia ir panašu, kad gali būti, kad ruošis irgi spėsti, kaip ir visą laiką. Jų natūrali prigimti šaukia, reikia spėsti. Tai pačiu laiku faktiškai. Žiūrėsime, ko priimsime to medaus. Ačiū, kad žiūrėjote ir viso gero.